Na, visa tinklininkai. Iš pat pradžių krepšinį bandžiau. Po to galvoju veikai tinklininkai. Tai ir galus kažkas. Mane irgi tas pats. Tėtė va žaidžia tinklinį. Nuo mažens mokindavo. Ir žaidžia. Jo, šilta, karšta. Panelių būna. Su visais, ko nori. Lėžas smagiau man, pavyzdžiui, negu salė. Būna pykčių, bet už aikštelis kaip tai pamirštam, nebešnekam apie tinklinį. Nu, panelių nebe, draugų susirado. Merginų. Nu, Edvinas truputį įskridęs. Ką žinau, linksmas. Įskridęs. Šiaip, jei reikės pagalbos visada, ko paprašai, duoda, padaro, padeda, pastovus. Nu, matas, neįskridęs. Maladiets. Irgi padedu visada, kai reikia kul. Blogas, tai nieko nelaimėt, o geras, nežinau. Vienas pradžioje planuojam laimėti varžybos, o po to kaip tėvas. Tas dalykas, ką čia reikia turėti proto ir fizinio paruošimo. Visko, ne tik kaip krepšinėje ar futbole paimti kamuolį ir bėgti paskui. Būdami kiek 12 metų kažkur būdami, aš iš Tytuvėnų pradėjau važinėti Raseinas. Raseinas kulto mokyklą. Ten pradėjau treniruotis ir taip ir susidarė. 2 metus žaidėm. Po to perėjo prie Gilberto. Po to jau grįžau prie Sarnas. Net neįsivaizduoju, nerandu žodžių. Turim privalumą. Daug bandom. Na geriau sutarėm už aikštelės ribų negu aikštelė. Kaip ir turėtų būti atvirkščiai. 5-6. Didžiausias tikslas. Na aišku, didžiausias yra. Aš tai iš tikrųjų pradėjau lankyti tėčio dėka salės tinklinį, o paskui pamačiau po kelių metų, kad paplūdimio tinklinis labiau traukia, nors į šalį žaisdavau. O kai atsirado galimybė sportuoti Vilniui pas Marių Vasiliauską, tai ir atsikėliau Vilnių ir dabar 3 sezonas sportuojam paplūdimio tinklinį. Pradėjau su sesers dėka, jinai lankiau tinklinį gal metus. Ir nuėjau pažiūrėti treniruotę, kaip vykstam. Mane Gitana Gerbienė pakvietė pamušinėti kamuolį, nu jai patiko, kaip aš valdau kamuolį. Ir taip prasidėjo, kad pradėjau lankyti treniruotės. Nežinau, aš tai vasaros neįsivaizduoju be 2 treniruočių per dieną ir nuolatinių važinėjimų. Ir pagrindinės vis tiek treniruotės būna žiemą, rudenį, pavasarį, o dabar tai daugiau toksai kaip formos palaikymas, pasižaidimas, pratimai. O mes su Monika taip pagrindę vasarą net nebūnam Lietuvoje, dažniausiai turnyruose kažkokiuose. Trečiadienį išvažiuojam, sekmadienį grįžtam ir kiekvieną savaitę. Manau, nebūtų čia mūsų, jeigu nepatiktų. Sėdėtumėm Ieva Klaipėdoje šitai tuos. Yra darbas, yra tai, ką tu mėgsti. Ir jeigu būtų galimybė dar ateityje iš to gyventi, iš savo malonumo, tai būtų nuostabu. Aš tai noriu 4 ir medalį. Aš irgi taip pat. Ką čia slėpsi, nėra kas slėpti. Prieš 2 metus, kai Lietuvoje buvo 18, irgi buvo visur važiuodam, visur 9-5 ir paskui vasaros gale laimėjom. Tai dabar būtų gerai, kad irgi tas pats scenarijus pasikartotų. Mes tik tai aikšteliai matomės labai smagiai. Tiek jie užsiemus kažkuo, tiek aš. Būna, aš kai taip dažnai matai žmogų, tai visą laiką kažkas išlenda. Bet tai yra tokios smulkmenos, dėl kurių, manau, nei vertas sugalvos, nei nieko čia nepakeisi. Viskas, aš manau, mano galva, tai viskas yra gerai. Kartais viena nusileidžia, kartais kita, kartais abi viena kitai akis, taip pakapstom nagais, o paskui vėl.
tinklinėje, nežinau, mes randam atsipaldą. Emocijų? Jo, emocijų, nežinau, tiesiog linksmas praleidimo būdas. Tu atsipalaiduoji, nežinau, išreiški save, ten, jeigu būni, nežinau, man tai, pavyzdžiui, kaip atsipalaidavimas kažkoks po visos dienos rutinos. Vieta, kur gali pamiršti visus Jo. rūpesčius ir kitos šiek tiek gyvenimus. Tai Ne, iš tikrųjų, tai mes čia dar turim turbūt geresnį laiką negu kiti kažkur ten, kur leidžia prie jūros, galėdami nieko Malonumas, o ne laiko Jo, aukojimas. čia, nežinau, sportas sveikata, tai mes gerinam savo sveikatą ir šiaip. Nežinau, dar to labiau, kad pakeliaujam žaisdamas po kitas šalis ir panašiai. Visi sportininkai turi savo gerbėjų. Iš tikrųjų, tai nereikia mums jų. Ne, gerbėjų reikia, bet nežinau. Nėra laiko Bet gerbėjams. padarių gerbėjų reikia. Už sportą, o net. Bet Vis vis tiek. gyvenam ir Kai būni tiek daug laiko su ten, tarsime, vienu žmogum, viską ten gyveni, su juo žaidi, valgai visur vaikštai, tai tiesiog, tarsime, atsibostų net ir erzina kartais ir panašiai, bet nežinau, tiesiog suvaldai save ir viskas gerai. užsispyrusi, savo tikslo visada siekianti ir, nežinau, šiaip pavyzdys daugelių sportininkų, kuris nebijo parodyti charakterio ir visada per visus lips, bet sieks tai pažinoti. Taip. Nežinau, Urtė tai turbūt toks žmogus, kaip sako, tyliai kiaulė gilę šaknį, nes jie tyliai, bet padaro visada savo kaip nori. Ir, nežinau, visada stengiasi tobulėja labai greitai. Ir toks irgi, ta prasme, žmogus siekianti savo tikslo. Tikslas kaip visada kiekvieną nugalėti, bet kaip bus, tai čia nežinau. Na, iš tikrųjų, gal mes nesam dar ten tokios labai stiprios, bet reikia svarbiausia noras ir viskas, manau, bus gerai. Svarbu žaisti taip, kaip mokam ir nebijoti. Nebijoti tiesiog ir žaisti drąsiai. Viskas bus gerai, tikėkimės. Na, man tai asmeniškai geriau turbūt, kai nežinau, kai nedaug žiūrovų yra, bet, nu, yra, tai yra, kažkaip stengiasi Atsiriboti nuo visų. sutelkti dėmesį į žaidimą.